Vilniuje gyvenanti Ieva neseniai įsikūrė naujame bute, kuriame gyvena su vyru ir dar 2 metukų neturinčiu sūnumi. Jauna vilniečių šeima pati kūrė savo namų interjerą ir buvo jo visai patenkinta, kol sūnui nebuvo nustatyta alergija ir tai privertė jos galvoti apie pasikeitimus namų interjere. Sprendimą priimti privertė vaiko gydytoja, kadangi buvo nustatyta sūnui alergija, būtent erkučių alergija. Na ir gydytoja pasakė, jog namuose neturi likti jokių daiktų, kurie kaupia dulkes. Gyvename bute, kuris yra 2 kambarių. Vienas kambarys yra svetainė sujungta su virtuve, o kitas kambarys yra miegamasis mūsų. Tai tiesiog taip išeina, kad vaikas neturi savo kambario. Sūnus auga, jam taip pat norisi turėti savo kampą. Todėl nusprendėm su vyru, kad reikėtų pasitelkti interjero dizainerius, kurie padėtų įgyvendinti mūsų idėją, tai yra kambaryje įrengti ir vaiko erdvę, ir vaiko zoną. Aš įsivaizduoju taip, kad tai būtų lyg 2 erdvės, tai yra vaiko erdvė, kampas ir suaugusių miegamojo zona, tačiau tos erdvės viena prie kitos derėtų ir jas kažkaip tai tiesiog susijungtų į vieną bendrą erdvę, bet išliktų kaip ir 2 atskiros erdvės. Čia aš tikriausiai labai sudėtingą uždavinį išduosiu interjero dizaineriams. Tiesiog ir dar tas yra sudėtingumas, kad aišku, mes neseniai įsikūrę, nusipirkę naujus baldus, tai yra spinta, komoda ir lova ir tiesiog kaip pritaikyti kažkokį baldelį vaiko ir kaip čia viską įkomponuoti, kad ir šitie baldai būtų panaudoti. Girdėjome šeimininkės pageidavimus. Dabar laikas darbo imtis interjero dizaineriai, kuris sutiko pagelbėti jaunai šeimai įgyvendinti jų sumanymą. Aš galvoju, kad šitame kambaryje ką būtų galima pakeisti. Visų pirmiausia, tai man truputėlį kliūna šita spalva. Galbūt norėtųsi kažko natūralesnio, tokio biškį šviežesnio. Po to be abejo reikės kažkaip pagalvoti su ta vaikų zona. Norėtųsi, kad jinai jaustųsi, kad yra vaikų zona. Nes vien lovyti ir žaislai tai dar nepasako visko. Turim dailininką labai talentingą, kuris mums tikimės padarys piešinį, o kol kas idėja yra nupiešti medį su žaismingais aplink gyvūnėliais ir taipogi lapelius iš tapeto aplikacijų. Mąstant apie erdvių atskirimą, iš pradžių buvo tokia pirminė idėja, kad galbūt būtų galima padaryti kažkokias kopėčias su virvėm, kažkokias tokias karstynės vaikui žaidimo, bet vėlgi mes, kadangi turime labai atsižvelgti į medžiagas, kurios turi, sakykime, būti sintetinės, nekauptų tų erkučių, kadangi yra problema, tai visgi šios idėjos kol kas atsisakėm ir galvojam galbūt, kad kažkoks bus baldas, lentyna, kažkas vizualiai, kas šitą zoną atskirs.